Aš esu Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos departamento direktorius ir norėčiau trumpai pristatyti Sveikatos apsaugos ministerijos patirtį komandos dalyvaujant projekte CIRCA projekte gerųjų praktikų pirminiai sveikatos priežiūros lygyje įgyvendinimu, bendradarbiaujant su mūsų partneriais iš Slovėnijos nacionalinio visuomenės sveikatos institutu. Problema, kurią sprendžiame šiuo projektu, yra širdies kraujagyslių ligų prevencija. Ir Lietuvoje dėja mes turime dvigubai daugiau mirčių nuo širdies kraujagyslių ligų negu ES šalyse. Ir tai sudaro apie 2,5% bendro vidaus produkto Lietuvos sukuriamo ir kiekvienam gyventojui tenka apie 750 eurų išlaidų dėl širdies kraujagyslių ligų sukeliamos naštos. Tai ta geroji praktika bus perkeliama šiais metais, patikslinant teisės aktus, kurie nustato, kaip šita prevencija turi būti vykdoma pirminėme sveikatos lygyje. Labai džiaugiamės, kad dalyvaudami šitame CIRCA projekte turėjome galimybę susipažinti su Slovėnijos vykdoma gerąją praktiką. Buvome nuvykę į Kokošką pirminės sveikatos priežiūros centrą, kuriame susipažinome su vykdoma veikla, su multidisciplinarinė komanda, kuri vykdo šitą veiklą. Ir grįžę mes bendradarbiaudami su mūsų dviem visuomenės sveikatos biurais šitą praktiką perkeliame į Lietuvos kasdienybę. Tai šis projektas vykdomas jau 2 metai ir šiais metais planuojame jį užbaigti, perkeldami, pakeisdami teisės aktus ir šitą praktiką įgyvendindami mūsų visose visuomenės sveikatos biurose savivaldybėse. Ir pabaigai mūsų diskusijos norėčiau pasakyti, kad šitas projektas yra labai vertinamas mūsų dalyvių projekto ir tiesiog jis yra vienas iš daugelio bendrųjų veiksmų, kurie yra koordinuojami per mūsų bendrųjų veiksmų koordinatorių, kuris yra Sveikatos apsaugos ministerijoje. Ir šie visi projektai kartu prisideda prie mūsų geresnės gyventojų sveikatos.